Tai sveiki visi dar kartą. Ir šiandieną bendra mūsų tema yra turbūt pasakos kaip tiltai pas traumų patyrusius vaikus, nes tai yra tas originalusis knygos pavadinimas anglų kalba, Kim Golding. Jinai vartoja kaip using stories as bridges to traumatized children. Taip, tai šiandieną trumpai pakalbėsime apie tai, kas bendrai yra mūsų organizacija ir kompetencijų centras, kas yra diadinė raidos psichoterapija, kuri trumpinasi kaip DDP, kuri būtent yra susijusi su šios knygos leidyba. Tuomet pristatysime trumpai autorę Kim Golding, bei pakalbėsime apie pačią knygą, dėl kurios šiandien susirinkome, tai terapinės pasakos. Tai labai trumpai, kad visi turbūt būtumėm tam pačiam kontekste, tai SOS vaikų kaimai daugam turbūt yra žinomi labiau iš to, kad mes globojame vaikus, kurie yra netekę tėvų globos, tačiau mūsų organizacija yra tikrai labai didelė ir jinai vaiką lydi tikrai labai skirtingose gyvenimo etapuose. Mes turime dienos centrus, kur ateina vaikai po mokyklos, tai yra vaikai gyvenantys šeimose, bet kuriem galbūt trūksta šiek tiek ir palaikymo ir galbūt tokio užimtumo po mokyklos ir jie ateina į mūsų dienos centrus. Antra dalis tai yra socialinės paslaugos šeimos, tai čia jau patenka šeimos, kurios galbūt turi kažkokių sunkumų ir jom yra skiriama atvejo vadyba. Tai šios šeimos taip pat gauna ir psichologinę pagalbą. Ir tai yra šeimos, kur galbūt jau yra kažkokia grėsmė, kad vaikai galbūt gali būti paimami. Taip pat turime globos centrą, kuris dirba su globėjų įtėvių šeimomis bei užsiema laikinąją globą. Tuomet, kai jau kyla kažkokia grėsmė vaikam ir jie turi būti laikinai paimami iš šeimos. Ir ta turbūt liūdniausiai dalis yra vaikai, kurie netekę iš viso yra tėvų globos. Tai vienas iš variantų, kad jie tada atkeliauja pas mus į nuolatinės globos šeimynas. Tai mes turim 12 šeimynų, kuriuose gyvena vaikai, jie gyvena mieste, butuose, lygiai taip pat kaip ir visos kitos šeimos. Tiesiog, kad juos prižiūri apmokyti darbuotojai, kurie kartu gyvena su tais vaikais. Ir kompetencijų centras atsirado mūsų organizacijoje ne taip seniai, prieš 2,5 metų. Ir jisai kilo iš didžiulio poreikio kažkaip geriau suprasti, kas vyksta su tais vaikais, su kuriais mes dirbam. Nes mes matėm, kad su jais ir neveikia tie tokie labai tradiciniai metodai. Pagaliau buvo ir daug to tokio dar nuo seno likusio, sakykime, gal medikalizuoto požiūrio, kur taip dirbam su traumuotais vaikais, tai paimam tą vaiką, siunčiam iš karto pas specialistus ir tikimės, kad tas specialistas kažkaip tą vaiką sutaisys. Atsirado poreikis turėti atskirą centrą, kuris būtent rūpintųsi visą psichosocialinę pagalbą ir grynintų mūsų metodinę kryptį, kaip mes čia dirbam, ką mes to darom ir kaip mes tom žinom galim dalintis. Tai turbūt ir turim tokias esminės 3 funkcijas kaip centras šiuo metu. Tai pirmas iš jų yra traumos supratimu grįsta pagalba, kur tikrai ieškom ir įvairių būdų prieiti, kompleksiškai žiūrėti į problemas, apjungti skirtingus specialistus. Taip pat organizuojam visas psichosocialinės paslaugas. Tai visiems tie mūsų 4 padaliniam, tai per metus mes pasiekėm virš 400 klientų, tai čia tiek vaikų, tiek suaugusių. Ir jiem turim surasti individualizuotą pagalbą, kompleksinę pagalbą. Bei trečias punktas yra dalinimas žiniomis, tai tiek mokymo organizavimas, tiek bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis, bet būtent traumos srityje, psichologinėje srityje. Žodžiu, mūsų komanda yra pagrinde psichologai, taip pat turim ergoterapeutę, kuri yra sensorinės integracijos specialistė, bei turim būtent DDP terapijos specialistų taip pat. Ir iš esmės mūsų misija yra kviesti suaugusius lavinti žvilgsnį, kad už vaiko elgesio matytumėm poreikį. Arba, kaip Kim Golding mėgsta sakyti, prasmę. Tai labai trumpai apie tai, kas yra raidos trauma. Tai turbūt daug girdim šiais laikais apie traumas, yra daug persidengimo, kas ta trauma yra. Tai tiek traumos, kurios yra susijusios su kažkokiais išoriniais įvykiais, baisiais įvykusiais, tuo pačiu karu. Tačiau mūsų tikrai fokusai yra būtent raidos trauma. Dar kartais jinai lietuviškai verčiama kaip vaikystės trauma, tai dar, man atrodo, terminų daug ir skirtingų turbūt matom. Mes tai vadinam raidos trauma. Tai iš esmės raidos traumos pažeisti vaikai, tai yra būtent santykio sužeisti vaikai, kurie patyrė traumą būtent artimiausiame santykėje su savo tėvais.
Ir jų pagrindinis poreikis yra saugumas. Jiem yra tikrai labai sunku galvoti apie bet kokius kitus dalykus, nes jie nuolatos tikrinasi, nuolatos ieško saugumo, nuolatos bando ribas. Taip pat, kas būdinga šiems vaikams, kad jie tikrai nuolat yra bėk kovok sustink režime, dėl to su jais gali būti labai sudėtinga tiek užmegzti ryšį, tiek net ir mokykloje yra labai sunku šitiems vaikams, nes jeigu jie nenurimsta, jeigu jie nepajaučia saugumo, jiem tikrai yra labai sunku įjungti kitas savo smegenų dalis ir mokytis, galvoti, reflektuoti ir kažkaip prisitaikyti prie savo aplinkos. Taip pat, kas labai būdinga, tai yra, kad šiem vaikam yra tikrai labai sunku įvardinti savo jausmus, jie sunkiai juos atpažįsta, jie dažnai galbūt nuo jų ir bėga, nes jie neturi patirties, kaip apie tai kalbėti. Šiems vaikams yra tikrai labai sunku pasitikėti, nes jie yra nuvilti labai anksti gyvenime. Ir esminis turbūt dalykas, kas labai apsunkina tiek terapinį darbą, tiek globėjams buvimą su tais vaikais, kad jiems yra sunku imti ir duoti santykyje. Tai apie tai šiek tiek pakalbėsim daugiau iš DDP pusės. Taip pat, kas yra matoma, kad disciplina ir ribos, jeigu nėra santykio, šiems vaikams yra išvis neveiksmingos, nes jie tada, nes iš esmės, kaip yra matoma, kad jeigu tėvai taiko discipliną ir ribas, paprastoje šeimoje, tai vaikas gali prie to prisitaikyti ir tas ribas ištverti, nes jisai pasitikė santykio. Tai kaip galime įsivaizduoti, tas raidos traumą patyręs vaikas, jeigu jis neturi pasitikėjimo, jam ta disciplina ir ribos, taiga nukrita ant galvos, jam kelia siaubą. Tai ir jisai per tą, kadangi negali pasitikėti santykių, jis tada gali pasitikėti tik savo elgesiu. Tai jis tada arba klai koreguos savo elgesį, nes taip užtikrins savo saugumą, arba jis tada eis į visišką atstumimą bet kokios disciplinos ir ribų. Dėl to tikrai labai svarbu yra pirmą eiti per santykį, per saugumą ir tik tada jau dėlioti ribas ir discipliną. Tai tam tikrų būdų įgauti kaip raktą į vaiko širdį, kad jau galėtum jį koreguoti. Taip pat čia gėdos skydas yra vienas iš konceptų, kuris ateina iš DDP, kad būtent raidos traumą patyrę vaikai, jie tikrai yra priėmę giliai savo vidų, kad jie yra nevertingi, nemylimi, kad nieks jais nepasirūpins ir kad tai kažkokiu būdu yra jų kaltė. Ir jie susiformuoja tokį kaip gėdos skydą, po kurios slepia visus kitus savo jausmus. Ar tai būtų nusivylimas, ar pyktis. Ir tas gėdos skydas gali išoriškai atrodyti labai įvairiai. Tai gali būti tiek agresija nukreipta į išorę, jeigu kažkas liečia kažkokias mano jautrias vietas, tiek tai gali būti ir kažkoks užsisklendimas savyje ir įvairūs kiti variantai. Ir pagrindinė problema, kad raidos traumų turinčius vaikus dažnai gali būti labai sunku įtraukti į ilgalaikę terapiją, nes jie visų pirma ir jaučiasi, kad nieks čia man ir taip nepadės, jam šiaip yra sunku eiti į bet kokį santykį. Tai dažnai vaikas, jeigu jisai dar neturi kažkokių saugių santykių, pavyzdžiui, savo globėjais, jam į terapiją gali būti įsitraukti tikrai be proto sudėtinga. Ir šioje vietoje noriu pasidalinti Kim Golding, viena iš citatų, kuria yra šitoje knygoje, kad manoma, jog terapija viską išspręs, bet gal ne tiek vaiko sunkumus, kiek mūsų pačių diskomfortą, kai matome kenčiantį vaiką. Vaikui skauda ir mes norime, kad tas skausmas baigtųsi. Ir kita dalis, ką jinai kalba apie tai, kad motyvacija, neviltis ir baimė, kad negalime sutaisyti pas mus atsiųstų vaikų, yra nuolatinis terapinio darbo su raidos traumą turinčiais vaikais fonas. Tai šitie dalykai greičiausiai rezonuoja ir bet kuriam iš jūsų, jeigu jūs dirbate su globojamais vaikais, nes tikrai tas nevilties fonas dažnai yra labai stiprus. Ir iš esmės dėl to organizacijoje ir pradėjom ieškoti, ką daryti, kaip išbūti su to bejėgiškumu ir kažkaip rasti vis tiek jėgų padėti šitom šeimoms, padėti tiek vaikam, tiek globėjams. Ir būtent ieškodami tų atsakymų mes radome diadinę raidos psichoterapiją, kuri, tas DDP yra trumpinys Dyadic Developmental Psychotherapy. Jie taip pat, pradininkai, jie kalba apie tai, kad netgi yra kaip ir 3P. Tai gali būti diadinė raidos psichoterapija, tai gali būti diadinė raidos praktika, arba tai gali būti diadinė raidos tėvystė. Tai tas parenting, vėl tas trečiasis P. Bet šiandieną kalbam apie būtent psichoterapiją.
Tai jos pradininkas yra Dan Hughes iš Jungtinių Amerikos valstijų. Šios terapijos pradžia yra maždaug 2000 metais, Lietuvoje mes ją turime nuo 2019 metų, kada mūsų buvusi nacionalinė direktorė atvežė į Lietuvą Kim ir Kim turėjo didžiulius mokymus visai mūsų organizacijai, kur buvo visi, pradedant direktoriais, baigiant tiesiogiai su vaikais dirbančiais darbuotojais ir visi apsimokė bazinių pagrindų šios psichoterapijos. Ir nuo tada Kim mus lydi šiame kelyje ir mes vis ieškom, kaip daryti globą, kaip daryti pagalbą, kiek įmanoma labiau pagrįsta traumos žiniomis. Šios terapijos centre yra raidos trauma, apie kurią čia tiek daug kalbam. Ši terapija mato globėją kaip esminį įrankį vaiko pokyčiui, nes kaip ir minėjom, kad tiesiog vaiką atvesti į terapiją tai dažniausiai nėra veiksminga, dėl to DDP yra visą laiką dirbama kartu tiek su vaiku, tiek su globėjais. Ir tikslas yra padėti globėjui išlikti įsitraukusiu ir emociškai prieinamą vaikui, kad tas santykis stiprėtų. Taip pat labai daug dėmesio skiriama saugios aplinkos ir terapinio santykio kūrimui. Ir iš esmės šios terapijos tikslas yra suprasti, o ne pakeisti. Tai dažnai galbūt iš žmonių susiduriam su tokiu galbūt nusivylimu arba pasipriešinimu, kad tarsi DDP neduoda labai konkrečių metodų, ką daryti, kaip pakeisti vaiką, kaip pakeisti čia tą santykį. Bet tikslas ir yra, kad pradžiai užsiemi refleksiją, pradžiai supranti, kas vyksta su tavim ir su vaiku ir tik tada jau gali kūrybiškai ieškoti sprendimų. Tai kadangi ši terapija vadinasi diadinė raidos terapija, tai ta diada yra būtent suvokiama tarp vaiko ir suaugusio, tai šiuo atveju globėjo, bet globėjo vietoje taip pat gali atsirasti ir specialistas, bet kuris iš jūsų. Tai iš esmės vaikas ateidamas pas savo globėjus, jisai atsineša savo sudėtingas patirtis, savo prieraišumo istoriją, savo traumų istoriją. Ir jis atsineša labai daug nepasitikėjimo. Jam yra labai sunku patikėti, kad dabar šitas jau naujas suaugęs manim kažkaip rūpinsis ir manęs neatstums. Dėl to, ką vaikas daro, tai jisai siunčia žinutę, kad jis tą pasitikėjimą blokuoja. Ir jisai nuolat provokuoja globėją, nuolat tikrinasi, ar čia kažkaip manim toliau rūpinsis, ar mane priims. Vaikas gali būti arba labai labai tobulai bandyti elgtis ir visai kaip tik tai įtikti, bet po to vėlgi lygiai taip pat slypi nepasitikėjimas, kad aš galiu tiesiog būti savim, aš galiu paprašyti pagalbos. Arba vaikas gali nuolatos bandyti ribas ir demonstruoti tikrai netinkamą elgesį. Kas vyksta su suaugusiu šitoje vietoje, kad daug kartų gaudamas šitą žinutę, kad vaikas manim nepasitikė, suaugęs pradeda jaustis, kad jam nesigauna, kad tiesiog yra neįmanoma šitų vaikų rūpintis taip, kad vaikas tą pajaustų, kad jis tą priimtų ir suaugęs nuolatos jaučiasi, kad jis yra nepakankamas, nevykęs, kad jisai nebegali pajausti malonumo šitame santykėje ir tokiu būdu užsiblokuoja rūpestis. Ir kaip patys galite įsivaizduoti, jeigu suaugusiai užsiblokavęs yra rūpestis, vaikas tik tai patvirtina tą savo įsivaizdavimą, kad tai tikrai negaliu pasitikėti šitų suaugusių, jisai va. Aš jį bandžiau, jisai manim nebegali rūpintis taip kaip anksčiau, jisai nebeturi ramybės pakankamai kantrybės ir globėjas ir vaikas užsisuka šitam negeram užburtam rate. Tai va yra tie du pagrindiniai konceptai - blokuojamas rūpestis ir blokuojamas pasitikėjimas. Tai čia yra DDP kertinė dalis. Ir klausimas, ar mes galim šitoje vietoje imti vaiką, dėti į terapiją ir jį kažkaip pakeisti? Deja, bet praktika rodo, kad tai nėra veiksmingas būdas. Ir ką siūlo DDP, tai atsigręžti į suaugusį ir padėti jam per tam tikrus metodus, kaip jam išlikti atviram, kaip jam neužsiblokuoti ir kaip savo reakcijomis keisti ir vaiko realybę. Tai ką DDP siūlo, tai visų pirma stiprinti suaugusio gebėjimą reflektuoti apie save, suprasti, kaip aš jaučiuosi šioje situacijoje, ar esu pakankamai ramus, kad galiu padėti nurimti ir vaikui, ar man reikia laiko susireguliuoti, ar mano reakcija yra apie vaiką, ar apie mano paties kažkokius vidinius dalykus. Antras dalykas, ką siekiama stiprinti, tai suaugusio savireguliacijos gebėjimus, kad jisai atpažintų, kas jam padeda nusiraminti ir grįžti į save. Trečias esminis dalykas tai yra žinojimas traumų istorijos ir tas liečia tiek vaiką, tiek patį suaugusį. Tai DDP tikrai labai daug dėmesio skiria
kad labai svarbu reflektuoti tiek apie save, tiek apie vaiką, nes tik